Laidą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Labadiena visiems radio klausytojams. Praeito trečiadienio laidoje su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė kalbėjome apie informaciją, kuri yra pateikiama ant maisto pakuočių. Šiandien toliau tęsime pokalbį su mokslininkė. Dabar pakalbėsim apie maisto produktų praturtinimą vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, kitomis biologiškai aktyviomis medžiagomis. Norint išvengti papildomų vaistų ar vitaminų vartojimo, rekomenduojama savo mitybą praturtinti maistu, kuriame gausu vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kokiomis mineralinėmis medžiagomis, kokiais vitaminais yra praturtinami maisto produktai? Priklauso, aišku, nuo to, koks yra produktas. Vieni vitaminai labiau tinka vieniems, kiti kitiems. Ir tas praturtinimas, vėlgi, jisai gali būti skirtingas. Mes galim pridėti į produktą, kuriame natūraliai nėra vitaminų. Mes galim pridėti į produktą, kuriame turėtų būti, bet mes tiesiog dalį tų vitaminų prarandam technologinio proceso metu. Tas pats vitaminas C suskilo nuo sąlyčio su metalu, suskilo dėl terminio apdorojimo ir mes truputėlį papildom ir gali būti labai nedideliais kiekiais pridedama tiesiog partijų suvienodinimu, kad nesiskirtų viena nuo kitos. Jungtinėse Amerikos valstijose yra be galo populiaru liesas pienas, mažiau negu 0,5% riebalų. Realiai tai yra vanduo su trupučiu baltymų. Jeigu mes nuimam grietinėlę, mes nuimam ir riebaluose tirpius vitaminus, mes nuimam vitaminą D. Labai svarbu, labai reikalinga ir kaulam, ir imuniniai sistemai, ir daugeliu kitų mūsų fiziologinių funkcijų. Todėl JAV yra įstatymo tvarka gamintojai pareigoti į tokį liesą pieną pridėti vitamino D. Kitose šalyse, Skandinavijoje, yra privaloma pridėti vitamino D į margariną. Galėtumėm įdėti vitaminą D ir į apelsinų sultis, bet čia jau atsiranda toks technologinis niuansas, kad tai yra riebaluose tirpus vitaminas ir aišku, kad pridėti taip paprastai sultis neišeitų. Yra liposominė forma vitamino D, kuris tirpsta šaltame vandenyje. Tokį mes galėtumėm jau įdėti bet kur kitur, pasirenkant, kokį vitaminą dėsim ir į kokį produktą mes dėsim. Nes vėlgi turim žinoti, ar technologinio proceso metu jisai nesuskils, ar mes jo tikrai rasim ir paskutinę galiojimo dieną tiek, kiek turi būti, ar tas priedas nepablogina juslinių savybių, ar jisai nesutrumpina galiojimo termino. Žinom, kad vieni vitaminai bijo šviesos, kiti bijo terminio apdorojimo, treti yra jautrūs terpės pH ar sąlyčiui su metalais. Technologas turi nuspręsti, kokią medžiagą jisai dės, į ką dės ir kuriam gamybos etape dės. Ir dar, ar tikrai tolygiai paskirstysim. To paties vitamino C perdozuot kaip ir neįmanoma, gal bus per aukštų, jeigu labai daug įdėsim. Net ir medikai juokauja, kad jeigu jūs naudojate labai daug vitamino C, tai jūsų šlapimas yra praturtintas vitaminu ir yra pakankamai brangus. Bet hipervitaminozės tikrai nebus. Tie patys riebaluose tirpus vitaminai D ir A mes jų galim ir perdozuoti. Tai jie turi būti labai tolygiai paskirstyti produkte, vienodą koncentraciją. Kontroliuojanti institucija turi rasti tiek vitamino, kiek yra parašyta ant pakuotės. Aišku, ten yra leidžiami tie plius minus ir netokie jau menki. Kalbant apie kitas biologiškai aktyvias medžiagas, tikrai daugelis jų yra karčios, nelabai skanios ir tikrai gali turėti įtakos produkto jusliniam savybėm. Vėlgi atsiranda tada iššūkis, kaip užmaskuoti tą skonį. O tokie produktai, praturtinti vitaminais, mineralinėm medžiagom, jie turi kažkokį tai ypatingą įpakavimą, jų galiojimo laikas trumpesnis, ilgesnis?
Priklauso nuo produkto, nuo pakuotės, kai kurių tai yra ir įprastas galiojimo laikas, kai kurių yra, aišku, trumpesnis, kad nesuskiltų, nepradingtų, kai kuriuos reikia saugoti nuo šviesos, galim rasti ir su įprastu galiojimo laiku, ir tokių, kurie yra trumpesni. Iš tikrųjų, tas praturtinimas, vėlgi, kiek mes įdedam, tai tam, kad ženklintumėm, turėtų būti 20–50% paros normos. Žiūrint į maistingumo deklaraciją, jeigu yra pateikta mineralinės medžiagos ir vitaminai, tai rašom tik tada, kada jau tas kiekis yra pakankamai didelis. Ir ten paprastai būna parašyta ne tik miligramai, kiek yra, bet ir procentai rekomenduojamo paros kiekio. Kokius išvardintumėt maisto produktus, kurie pasižymi didžiausią vitaminų gausą arba mineralinių medžiagų? Vaisiai ir daržovės. Jeigu mes kalbėtumėm apie sūrį, jame tikrai gausu kalcio. Jeigu mes kalbėtumėm apie žuvį, ten mes irgi rasim labai daug mikro-makro elementų ir tų pačių vitaminų, ir A, ir D. Ir jeigu tai yra riebi žuvis, aišku, kad joje bus. Riešutuose mes daug rasim. O perdirbtus? Maisto katedros mokslininkai kartu su Sveikatos mokslų universitetu, su jų geriatrijos klinika yra sukūrę tokį produktą, kuris praturtintas vitaminais A, D, folio rūgštim, C, B12 ir cinku, selenu. Produktas skirtas ypatingai seniems žmonėms, sergantiems demencija ir turintiems ryjimo sutrikimų. Tai yra toks kaip ir pastos pavidalo produktas, tokios klampos, lengvai ryjamas, yra ir su bananų skoniu, yra su braškių skoniu, tokie desertiniai skoniai, bet vartotojams buvo priimtina, ragavo tie seneliai geriatrijos klinikoje, kadangi tai buvo 2 universitetų projektas, buvo daromi ir kraujo tyrimai, buvo matuojama raumenų jėga, tikrai galima pasidžiaugti, kad ir vitaminų kiekis kraujo serume padidėjo ir netgi jėgos padaugėjo rankose ir raumenų masiai turėjo teigiamos įtakos. Licenciją nusipirko viena įmonė ir dabar tikrai galime netgi rasti parduotuvėse tokių mums gal neįprastų pavadinimų Rytų Ami. Gamintojai orientuojasi daugiau į užsienio rinkas, nelietuviškas ir vat čia grįžtant prie to, ar vitaminų įdėjimas trumpina galiojimo laiką, ar ilgina, tai šito produkto pati didžiausia problema yra trumpas galiojimo laikas. Norint eksportuoti kažkur tikrai yra labai sunku, bet jie tikrai dalyvavo ne vienoj pasauliniai parodoj su tuo produktu ir yra laimėję apdovanojimus. Parduotuvėje Lietuvoje galima nusipirkti? Galima Rimi tinkle ir galima nusipirkti jų internetinėje parduotuvėje. Jūs gaminot geriatrijos klinikai, bet jį gali vartoti ir visi žmonės, taip? Čia yra įdėtas labai didelis kiekis vitaminų, iš tikrųjų padidinta dozė. Gydytojų geriatrijos specialistų rekomendacija buvo, kad būtent tiek reikia įdėti, todėl kad vyresnio amžiaus žmonės tiesiog sunkiau pasisavina juos. To perdozavimo tikimybės nėra. Jeigu tokį produktą pradėtų vartoti vaikai ar jauni sveiki žmonės, tai A ir D vitaminų kiekiai čia yra per dideli. Reikėtų gerokai sumažinti dozę. Čia yra pakuotė 200 gramų, tai suvalgyti 50 per dieną ir nedaugiau. Maisto produktams, kurie atitinka nustatytus reikalavimus, gali būti suteiktos geografinės ir kilmės vietos nuorodos. Ką reiškia šitos nuorodos ir kokiems produktams suteikiama? Šitų nuorodų istorija turbūt prisidėjo pirmiausia Viduržemio jūros regiono šalyse. Jie turėjo savo nacionalinės schemas. Tiek Italija, tiek Ispanija, Graikija, Prancūzija. Ta prancūzų AOC ženkliuką daug kas
turbūt yra matęs ir ypatingai ant gėrimų butelių parašyta saugoma kilmės nuoroda. Atskiros šalis turėjo tas nuorodas, saugojo savo pavadinimus, savo produktus ir ES nutarė, kad reikia vieningos sistemos, reikia visą tai apjungti ir padaryti bendrą. Tada atsirado šita sistema, kur gali dalyvauti ir ES šalis, gali dalyvauti ir ne ES šalis. Jeigu mes patikrintumėm registrą, tai rastumėm arabikos kavą, Darjeeling arbatą iš Indijos, nemažai Kinijos produktų, tikrai naudojasi ne tik ES šalis. Labiausiai žinomos dvi tos nuorodos - saugoma kilmės vieta ir saugoma geografinė nuoroda. Pirmoji yra griežtesnė, ten ir žaliavos turi būti iš to paties regiono ir visi gamybos etapai tikrai tik tame regione. Saugoma geografinė nuoroda, jinai tokia truputėlį švelnesnė, žaliavos gali būti iš kitur. Labai svarbu tas išskirtinumas. Kartais žmonės klausia, tai šitas produktas geresnis, skanesnis. Nebūtinai, jis tiesiog yra truputėlį kitoks. Ir jo kilmė priklauso nuo to regiono. Saugoma kilmės vietos nuoroda, produkto išskirtinės savybės tiesiogiai priklauso nuo vietos. O tą išskirtinumą gali duoti aukštis virš jūros lygio, klimatas, dirvos sudėtis. Galbūt tai yra užliejamos pievos, galbūt tai yra aukštikalnė. Aišku, jeigu karvytės ganosi alpinėse pievose ir iš tokių karvyčių pieno mes gaminam sūrį, jisai skirsis nuo to, kur žemumuose siloso valgo. Tas išskirtinumas, jisai turi būti objektyviai įrodomas. Šita nuoroda turi labai daug žemės ūkio produktų. Natūralu, ten, kur augo, ten jisai tas savo savybės ir įgyjo. Labai daug aliejų. Net ir Lietuvos prekybos centre, jeigu pereitumėm per lentyną, tikrai rastumėm pažymėtų šituo ženkliuku. Alyvmedžiai auga ilgai, derlių pradeda duoti po 100 metų. Tai ta dirvos sudėtis, klimatas, kuriame auga, nulemia tiesiog riebalų rūgščių sudėtį, nulemia skoninės savybės. Saugoma geografinė nuoroda, dažnai tą išskirtinumą lemia gamintojas, jo gebėjimas arba produkto reputacija. Tiesiog mes žinome, tam regione kažkas sugeba gaminti kažką labai kitaip negu kiti. Yra trečioji nuoroda, garantuotas tradicinis gaminys, kur saugo receptus. Mes tada neprisirišam prie vietos, bet prie receptų. Pavyzdys būtų mūsų lietuviškas skilandis. Jeigu aš jį sugebu pagaminti, aš jį galiu gaminti Airijoje, aš jį galiu gaminti Amerikoje, aš jį galiu gaminti Australijoje. Niekas nedraudžia. Bet jis turi atitikti specifikaciją, turi taip atrodyti, būti tokio skonio, tokios sudėties, kaip aprašyta. Ir visai nesvarbu, kad ta mėsa nelietuviška. Tikrai tai. Nes mums šiuo atveju svarbu riebumas, baltymingumas mėsos, o ne tai, kad ta kiaulytė užauginta Lietuvoje ar ne Lietuvoje. Kilmė šiuo atveju nėra svarbu, bet jeigu mes kalbam apie, tarkim, parmos kumpį, jau ten kilmė labai svarbu. Nes ypatingos veislės kiaulytė, tik užpakalinė koja ir dar kiaulytė savo racione valgo parmidžano ridžiano sūrio išrūgas, kas irgi duoda skonio specifiškumą ir mes turim išskirtinį produktą. Kas Lietuvai labai sunku šitoje vietoje, tie mūsų 50 prarastų istorijos metų. Nes norint gauti išskirtinę tą nuorodą, nereikia parodyti produkto istoriškumą. Ir kiek metų turi būti? Minimum 2 kartus. Yra tokių produktų registre, kur pateikiami kaip įrodymai, kad tas produktas toks buvo išskirtinis, tokiu pavadinimu ir tokios reputacijos, senas knygas, kažkokį operos libretą, kur paminėtas yra. Paaiškėja, kad 300 metų ir daugiau jisai žinomas.
žinomas, vertinamas. Anksčiau dar netgi labai reikalavo, kad būtų geografinis deskriptorius pavadinime. Mes tiesiog perėjom per lietuviškus produktus, netgi tie, kur atrodo pakankamai žinomi, ant kažkoks aukštaičių kumpelis, bet jį gamina ne Aukštaitijoje. Pavadinimai nieko bendro neturi su vieta. 50 metų buvo rusiški standartai, rusiški gostai ir mes neturim parodyti senų etikečių, senų techninių sąlygų, instrukcijų ar dar kažko. Liliputas, produktas, kuris turi geografinę nuorodą, bet jis ir gaminamas vienoj seniausių sūrinių Lietuvoje ir žmonės pagalo mylintis savo darbą, jie iš tikrųjų išsaugojo ir senas etiketės, dėžutes, netgi senas formas, kuriuose darė šitą sūrį. Kokių dar yra lietuviškų produktų? Lietuviškas varškės sūris irgi turi šitą nuorodą. Turi daujienų naminę duoną, turi jovarų alus. Yra tų produktų, bet tikrai gal ne tiek, kiek mums norėtųsi. Ir jie visiškai atitinka tą sudėtį, kuri buvo prieš 50 metų. Nebūtinai jie turi atitikti, nes, tarkim, lietuviškas varškės sūris, nelabai žinom, kokia ten ta jo sudėtis buvo, bet pati paraiška buvo grindžiama būtent reputacija, kad tas lietuviškas varškės sūris, va tokios trikampės formos, skiriasi nuo kitų, kad tai yra rūgštinė fermentacija, nefermentinė, kas daugiau populiaru yra vakarų Europoje. Tai skirtinis produktas ir tikrai asocijuojasi su Lietuva, šventėse naudojamas. Tiesiog pati paraiška buvo grindžiama produkto reputacija ir ta asociacija su Lietuva, o ne išskirtinių kažkokių skonių. Kai kuriems produktams tikrai tas išskirtinumas yra. Karlo Vivarų vafliukai. Visoje Čekijoje be galo populiarus produktas, tokie dideli apvalūs vafliai. Bet Karlo Vivarų vafliai turi savo išskirtinę nuorodą, todėl kad pagal receptą ten pilamas nepaprastas vanduo, o Karlo Vivarų mineralinis vanduo. Ir aišku, kad jisai skirsis nuo visų. O pas mus turim vienintelį produktą, kuris užregistruotas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda. Ta griežtoji nuoroda, kur tikrai išskirtinumą suteikia kilmės vieta, pats regionas. Ir kas įdomu, kad šita paraiška yra 2 šalių kartu su Lenkais. Lenkai bandė vieni, jiems nepavyko, tada prisikalbino lietuvių bitininkus ir užregistravo Lazdijų Seinų medus. Viso šito pasienio regiono. Ten praktiškai nėra pramonės, ten nėra rapsų laukų. Bitės medų surenka iš miško ir pamiškės pievų, praktiškai laukiniai augalai. Nėra pramonės, nėra taršos. Jie išsityrė tą medų, rašė sudėtį, užregistravo. O ar galima pasakyti, kad produktai turintys kilmės nuorodas yra kokybiškesni? Turbūt ne. Čia lygiai tas pats, kas ar tai yra skanesni, ar tai yra geresni, tai ar yra kokybiškesni. Jie yra kokybiški, bet ar jie labai skiriasi nuo kitų? Vėl, ką mes tada suprantam kaip kokybę? Jeigu mes kalbame, kad produktas yra iš labai nedaug ingredientų, kad jame nėra priedų, kad jis yra pagamintas pagal tą technologiją, kuriai 100 metų. Vienas sakys, kad tai yra kokybiška, kitas, kad ne. Teko matyti, kaip gamina tą patį parmos kumpį. Iš tiesų yra 3 ingredientai. Kiaulės kumpis, druska ir laikas. Daugiau nieko nėra. Jis paprasčiausiai vytinamas su druska. Dar ten, kad per daug neišdžiūtų, aptepa riebalais su pipirais. Viskas. Bet jau kaip minėjot, ta mėsa turbūt ypatinga. Mėsa ypatinga. Tik tam tikros veislės, tik tai užpakalinė koja, ne priekinė. Jie atsirenka augintojus. Lygiai taip pat kaip ir sūris Parmigiano Reggiano. Jeigu jis neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, tai tą išdegintą užrašą ant sūrio šono nuskuta ir parduoda kitų pavadinimų. Jį galima tarkuoti, jį galima barstyti ant picos, jį galima naudoti salotose ir visur kitur, tik tai be šito pavadinimo. Tada galbūt galima pasakyti, kad tie produktai turi savotišką tokį originalų skonį, kurio nesumaišysi su kitu. Tikrai taip, jie turėtų būti atpažįstami. Tai yra tas jų išskirtinumas. Arba tai turi būti reputacija.
Man labai patiko čekų variantas, kada jie turi tikrai ne vieną pavadinimą alaus įregistruotą, su tuo kilmės deskriptorium jau konkrečios daryklos, konkretaus regiono, bet jie turi registravę ir tokį net labai bendrinį čekiškas alus. Toje paraiškoje yra išvardinti visi tamsus, šviesus, kvietinis, visos vos ne alaus rūšis ir pagrindimas reputacija. Ir toks tyrimas buvo atliktas Turizmo informacijos biuro, kai apklausė, bijau pameluot, bet tikrai ne 100 turistų iš įvairių pasaulio šalių, tiek vyrų, tiek moterų. Į Čekiją verta atvykti dėl. Pirmoje vietoje buvo atsakymas dėl Prahos, nes tai nuostabaus grožio miestas, o antroje vietoje dėl alaus. Ir to užteko, kad Europos komisija įtrauktų šitą pavadinimą į saugomų nuorodų registrą. O jūsų nuomonė apie ekologiškus produktus? Pirmiausia, reikia atsiminti, ką reiškia ekologiškas. Tai yra draugiškas aplinkai. Jeigu mes renkamės ekologišką produktą, tai reiškia mes saugom gamtą, mes prisidedam prie jos tausojimo. Jeigu kalbant apie maisto produktus, tai tikrai ekologiškas nėra visada geresnis pasirinkimas. Nes tarkim, tos daržovės, kurios gavo mažiau chemijos, jos gali būti labiau paveiktos kenkėjų, jos gali būti pakenktos pelėsio, jose mes galim rasti daugiau mikotoksinų negu tos jau vadinamos įprastos gamybos. Tai nebūtinai ekologiškas yra geresnis. Kažkada tai laboratorijoje buvo daromi tokie palyginamieji tyrimai, tiek mėsos produktai, pieno produktai, tai ekologiškos ir įprastos gamybos jokio skirtumo nebuvo. Na, tarp vaisių daržovių ten buvo drėgmės kiekis, juslinės savybės kažkiek skiriasi ir netgi kai teko domėtis mokslinė literatūra, vienintelis toks objektyvus įrodymas buvo ekologiškos produkcijos naudai, kai davė rinktis maistą žiurkytėm, jos rinkosi ekologišką. Bet žiūrint mitybinę vertę, sudėtį produkto, labai dažnai tai jokio skirtumo. Lietuvoje mes turime dar vieną tokį ženklinimo variantą, kur tarpinis tarp ekologiško ir įprastinės gamybos. Tai yra toks ženkliukas kokybė ir rodiklytė į viršų. Tai produktai pagaminti pagal nacionalinę kokybės schemą. Tie produktai turi savo specifikacijas, savo reikalavimus. Jie yra truputėlį švelnesni negu ekologiški, bet irgi turi labai griežtą sąrašą, kokius chemikalus galima naudoti, kokius ne, kokie atstumai turi būti nuo taršos šaltinių. Ten dažniau yra tas akcentas dedamas, ko nėra. Kalbant apie ekologiškus produktus, jie turėtų būti šviežesni, jie turėtų būti greičiau perdirbti. Ar juose turi būti maistinė vertė didesnė, tarkim, daugiau baltymų, daugiau nesočių riebalų negu sočių ir panašiai. Tai bet į tokius produktus irgi reikėtų atkreipti dėmesį, tik jų mūsų prekybos centruose tikrai nėra labai daug. Aš bent esu mačius tikrai morkas, svogūnus, bulves, o tokių perdirbtų maisto produktų dabar net ir nematau. Buvo kažkada paženklintas rudasis mėsinis viščiukas, kuris jau vien savo auginimo trukme skiriasi nuo įprasto broilerio, nes jis auga dvigubai ilgiau, jo ir spalva kitokia, ir aišku mėsos sudėtis kitokia, bet kiek žinau, gamintojai atsisakė to sertifikavimo, nes tai irgi yra papildomi rūpesčiai. Ar galima pasakyti taip, kad kuo ilgesnis produkto galiojimo laikas, tuo daugiau įvairių cheminių medžiagų įeina į jo sudėtį? Nebūtinai. Dabar yra labai protingų pakuočių, labai išmanių pakuočių, kurios tikrai apsaugo produktą. Tokiu būdu mes galim prailginti jo galiojimo laiką. O produkto kaina ir jo kokybė turi ryšį? Turėtų turėti. Bet čia jau gamintojų sąžinės reikalas. Kiek iš tikrųjų kokybė ir kaina koreliuoja, kiek yra mada, kiek yra rinkodara, viską suskaičiuoti ir įvertinti sudėtinga.
Turbūt pats blogiausias dalykas maisto produktų sudėties ženklinime yra labai mažas šriftas etiketėse. Tai, kad etiketės be lupos yra neįskaitomos, skundžiasi beveik visi pirkėjai. Toks jausmas, kad yra siekiama, jog žmonės nesidomėtų perkamo maisto kokybę. Kodėl raidžių šriftas toks mažas, jūsų nuomonė apie tai? Yra toksai informacijos pateikimo vartotojams reglamentas ES patvirtintas, privalomas visiems gamintojams ir jame yra nurodytas minimalus raidžių dydis. Bet yra nurodytas ir maksimalus? Ne, maksimalaus nėra, bet yra nurodytas minimalus. Tai vat jau mažesniem rašyti negalima. O didesniem? Didesniem galima, bet gamintojai visada nori tą etiketę papuošti, jie nori išskirtiniai būti, pridėti paveiksliukų, pridėti kažko, kas labai patraukia akį. Ir tada tai būtinai informacijai dėja, bet lieka tos mažosios raidės. Negalima jų kaltinti, jie reglamento reikalavimus atitinka. Nes buvo laikas, kada rašė dar mažesniem ir dar buvo baisesnis variantas, kada ant kažkokio margo fono parašo baltom raidėm. Tada net ir lūpa nepadeda. Dabar jie bent jau laikosi tuo, kad turi būti įskaitoma, turi būti atitinkamas kontrastas tarp raidžių spalvos ir fono, bet didinti ne visi didina. Aišku, tai priklauso ir nuo produkto. Jeigu mes turime sausų pusryčių didelę dėžutę, tai ten tas šriftas tikrai ir be lūpos perskaitomas, viskas gerai. Jeigu mes kalbam apie tą nedidelį varškės sūrelį, kur vietos tikrai yra tiek, kiek yra, o informacijos kiekis, kurį turi sutalpinti, irgi yra labai aiškus, taip ir išeina. Dar kalbant apie ženklinimą, tai labai gaila, bet yra daugybė klaidų, daugybė netikslumų, žiūrint į etiketės. Aš suprantu, kad valstybinė maisto veterinarijos tarnyba nespėja sužiūrėti, nors etiketės yra derinamos, tikrai su neteisingu ženklinimu, su neteisingais pavadinimais galima pamatyti. Galima pamatyti, o kodėl tai vyksta? Turbūt trūksta kompetencijos. Tų, kurie ruošia etiketės, tie, kurie tvirtina. Kartais gamintojui atrodo, kad tai gražiai skamba ir parašo, nors tai yra netiesa ir vartotojo klaidinimas. Buvo ir labai daug triukšmo dėl to riešutų sviesto. Tai vis tik turėtų būti riešutų kremas, o ne sviestas, nes sviestų mes vadinam gyvūninės kilmės riebalus atitinkamo riebumo. Dabar jau sako, kad tai yra kokosų gėrimas, avižų gėrimas, nebe avižų pienas. Tai tikrai vienintelis bendras dalykas su pienu yra balta spalva, daugiau nieko. Tai juk yra, taip jau kalbant, tiesiog nuoplovos. Mes užpilam kruopas vandeniu, palaikom, turime šitą gėrimą. Sakyti, kad tai yra pienas, tikrai ne. Kadangi esat mokslininkė, tyrinėjanti maistą, produktų ženklinimą, tai norėčiau, kad pasidalintumėt savo patirtimi, renkantis produktus savo ir savo šeimai. Į ką atkreipėt dėmesį ir kas jums yra svarbu? Man labai svarbu sudėtis. Tai aš tikrai žiūriu į sudedamųjų dalių sąrašą ir aš žiūriu į maistingumo deklaraciją. Ir kokie jie turi būti? Čia jau kiekvienam pagal poreikius, ką jisai nori. Aš atkreipiu dėmesį į angliavandenių kiekį. O ką patartumėt klausytojams? Pirmiausia, nuėję į parduotuvę, į ką jie turi atkreipti dėmesį, pasiėmę produktą, pasižiūrėję į jo etiketę. Pats pirmas dalykas, į ką atkreipti dėmesį? Pirmiausia, turbūt prieš einant į parduotuvę reikėtų sugalvoti, ko tu nori, koks yra tavo tikslas. Čia kaip ir kalbant apie vaistus, nėra vieno tinkančio visiems. Vienas mėgsta pieną, kitas jo netoleruoja ir negali gerti. Vienas negali gyventi be mėsos, o kitas yra veganas ar vegetaras. Kiekvieno yra pasirinkimas. Vienas žiūri tik į kainą, kitas žiūri į sudėtį. Jeigu žiūrint į sudėtį, ko patartumėt vengti sudėtyje? Gal aš nebūsiu labai populiari, bet sakysiu, kad kuo natūralesnis produktas, kuo mažiau sudėtinių dalių jame yra, tuo arčiau jis yra maisto. Mes galim pasižiūrėti į kai kurių, tarkim,
konditerijos gaminių, pyragų etiketę, kai dabar yra privaloma ženklinti, privaloma visas tas sudėtinės dalis išskleisti, tai tas sąrašas bus be galo ilgas ir ten skaitai, kas antras pavadinimas yra cheminė medžiaga, net ne maistas. Taip tada kartais kyla klausimas, ar tai yra maisto produktas, ar tai yra chemijos produktas. Visi maisto priedai yra reglamentuoti, jų negalima dėti daugiau negu priklauso. Yra produktų grupės, į kuriuos iš viso negalima dėti. Bet aš ir studentam tą patį sakau, šiuolaikinio mokslo žiniomis. Galbūt po 10 metų mes sakysime, kad galim dėti dar 2 daugiau ir visa tai yra saugu ir gerai, o gal dalį jų uždrausim. Nežinau, kaip bus. Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, ačiū Jums labai už pokalbį, už patarimus, už pasidalintas mokslu pagrįstas žinias. Mokslininkai jau seniai įrodė, kad mityba ir sveikata turi labai glaudų ryšį. Tad valgykim sveikai ir stiprinkim sveikatą. Laidą parengė ir vedė Audra Paulaitytė. Likit sveiki, sudie. Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau. Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.